Sveiki visi, turime ketvirtadienį 4 valandą popiet, kovo paskutinį ketvirtadienį prieš prasidedant balandžiui ir artėjant šventėmis, 196 kartą susitinkam ir apžvelgsim finansų rinkas, kas dedasi. Naujienų yra įvairių ir tikrai, sakyčiau, pakankamai pozityvių ir netgi tos negatyvios baimės dėl karo, dėl sakykime, teroro akto Maskvoje iš tiesų finansų rinkų praktiškai nepaveikė. Tai keletas iš jų, tai atvirkščiai, finansų rinkos toliau rimsta, VIX indeksas leidžiasi žemiau 13 punktų ir tęsia beprotiškai ilgą laikotarpį, kai jau praktiškai 4-5 mėnesius nematome jokių svyravimų. Tai yra finansų rinkos absoliučiai ramios ir tokiu būdu audžia puikų veiklos rezultatą, kuriame matosi teigiamos grąžos. Kas dar? Paskelbtas eurozonos PMI rodiklis, tai jau praėjusį ketvirtadienį po mūsų seminaro buvo atskleistas preliminarus kovo mėnesio PMI, dar kovui nesibaigus. Įdomu tai, kad kovo mėnesį mes matome prisispaudimą prie 50 punktų maksimalų, tai yra 49,9 punkto, toks rodiklis peržengia analitikų prognozes, labai švelniai, bet peržengia. Ir čia yra composite rodiklis. Composite rodiklis tai reiškia, kad jis atspindi tiek paslaugas, tiek pramonę. Tai pramoniai matėme šiek tiek sumažėjimą, neženklų taip pat, bet paslaugos traukia Europos rinką į viršų. Ir čia renkantis investicijas iš tiesų yra gera žinia tiek pačiai Europai, Europos investicinėms kryptims, kurių tikrai mes turime. Ir lygiai grečiai dar yra svarbu ir sakykime, jeigu renkamės kažkokias tai paslaugų įmonės, nes paslaugos stiprėja. Priežastys, dėl ko stiprėja paslaugos, yra labai paprastos. Tai yra labai reikšmingas infliacijos susitraukimas, tai yra vienas. Tai reiškia, kainos nebekyla arba nekyla taip greitai. Antras dalykas, maisto, bazinių tokių išlaidų kainos jos ženkliai mažėja. Tai pas žmonės lieka daugiau lėšų ir žmonės tiesiog leidžia savo daugiau paslaugoms. Na ir trečias dalykas, tai po truputį gerėja Europoje ir pačios nuotaikos. Tai tas PMI rodiklis iš tiesų labai gražiai atspindi tendencijas ir tai, kad praktiškai nuo žemumų, kurios buvo štai čia, spalio mėnesį, jau 1, 2, 3, 4, 5 mėnuo iš eilės nuotaikos gerėja ir tai sukuria platformą, kuri gali užkurti ekonomiką antroje metų pusėje, ypatingai tuo atveju, jeigu dar ir palūkanos pradės mažėti, kas reiškia, kad žmonės liks su didesnėmis pinigų sumomis kišenėse, galės daugiau išlaidauti. Ir gali būti, kad atsipalaiduos, nes tas sustingimo laikotarpis jisai buvo pakankamai ilgas. Tai šitoj vietoje reikia būti, sakykime, optimistais ir šitą nuotaiką priimti ganėtinai pozityviai. Dabar kas liečia kitą PMI rodiklį, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų rodiklį, jisai sumažėjo, neženkliai sumažėjo iki 52,2 punkto. Jisai vis yra gerokai aukščiau negu 50 punktų, taip pat auga jau 6 mėnesį iš eilės. Ir tai irgi yra pozityvu, nes tendencijos irgi yra panašios, tai yra pagrinde traukia servisas į priekį ir servisai kelia viską į viršų. Iš kitų naujienų, tai buvo atskleista šią savaitę naujiena apie jau sukonkretintus bendrus JAV įmonių pelnus. Čia matote grafiką už paskutinį 10-metį, tai įdomus faktas, kad paskutinį šių metų, tai yra praėjusių 23 metų ketvirtį, pelnai viršijo 2,83 milijono ir tie pelnai buvo aukščiausi per paskutinius 10 metų ir aukščiausi per visą Jungtinių Amerikos valstijų istoriją.
Tai matome, kad ne tik tai atsiranda optimizmo, bet ir pelnų eilutės jos stiebėsi į aukščiausius taškus. Pastebėtina tai, kad pelnai augo virš 3%, 3,4%. Na ir tas augimas viršijo prieš tai buvusio ketvirčio, tai yra trečio ketvirčio 2023 metų. Tai čia yra tokios kelios svarbiausios naujienos, kurios iš tiesų tempia rinką į viršų. Yra ir negatyvių naujienų, tai yra įvairių įtampų darbo rinkoje, yra, sakykime, sektoriai, kuriems galbūt nelabai sekasi, bet bendrai paėmus ekonomikos aplinka yra pozityvi. Na ir dar viena naujiena, tai yra buvo peržiūrėta ketvirto ketvirčio Jungtinių Amerikos valstijų augimas, bendro vidaus produkto augimas. Jisai sudarė taip pat 3,4% ir tai buvo aukščiau negu buvo prieš tai prognozuota, tai preliminarus skaičius buvo 3,3%, tai neženkliai 0,1% tai padidėjo bendras vidaus produktas. Na ir kas vyksta finansų rinkose, tai euras išlieka, čia skalė aišku labai siaura, už tai svyravimai yra, na, sakyčiau, dideli, bet euro kursas išlieka ganėtinai stabilus, svyruoja apie medianą vos 1 cento lygmenyje, tarp 1,07–1,09 euro už dolerį. Tai yra euras už 1,07–1,09 dolerio. Kažkokių tai didelių pokyčių čia nėra labai matyti. Na ir dujos per savaitę išliko stabilios, $27. Čia tam tikras pakilimas nuo žemumų, kurios buvo fiksuotos dar vasario mėnesį, buvo. Reakcijos buvo į tai, kad už tai, kad Ukrainai sekasi ganėtinai stipriai naikinti Rusijos naftos perdirbimo įmonės ir energetikos perdirbimo įmonės, tai kaina stabilizuojasi ties 27, bet tokia kaina yra laikytina labai žema, kurią mes matėme prieš metus arba panašiam lygyje. Naftos kaina šiek tiek kyla paskutiniu metu, per savaitę praktiškai nepasikeitė, ties $86–85 prekybos metu svyruoja, irgi didelių kažkokių tai pokyčių nėra. Na ir S&P 500. Buvo praėjusią savaitę testuota rekordinės aukštumos 5270 punktų, dabar turime šiek tiek mažiau, 5252 punktus, bet kokiu atveju į ilgesnį grafiką žiūrint, kuris apima, tarkime, 5–6 metus, mes matome, kad, na, iš tiesų grafikas atrodo nei daug, nei mažai, bet labai įspūdingai augimas yra išties labai stiprus. Priežastys vėlgi tos pačios, tai yra plėtra paslaugose, plėtra pramoniai, geras rezultatas ir bendras ekonominis, geras rezultatas pačių įmonių, kas ir lemia, kad pinigai iš tiesų plaukia į Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinką. Taip pat ir be abejo ir Europos, kuri pasižymi visai gerais rezultatais. Na ir varis šiek tiek kristelėjo žemiau $4 už unciją. Na, negalima dabar daryti kažkokių išvadų, analitikoje sutinkamos tokios nuomonės, kad galbūt optimizmas dėl kinų buvo perdėm perdėtas, bet svyravimas apie $4 už unciją vis tik tai rodo pakankamai aukštą lygį. Na ir sakyčiau, kad kol kas dar anksti turbūt daryti išvadas, tai yra labiau panašiai kažkokia tai korekcija po didesnio augimo, kurį mes matėme. Aukso kaina toliau stiebėsi $2200 už unciją. Priežastys tos pačios, tai yra obligacijos, sakykime, obligacijose fiksuojami pelnai ir investuotojai, kurie ieško tų saugesnių užutekių, tiesiog relokuoja į šią turto klasę savo pinigus, dėl to mes matome čia kainos padidėjimą. Na ir mūsų fondai, ką jie nuveikė per savaitę, tai stiebėsi daugiau mažiau arba liko tam pačiam taške, arba šiek tiek pasistūmė į priekį. Tai džiugina C-kvadrato bondinio obligacijų fondo, beveik 8% grąžos, kiti fondai taip pat turi tikrai įspūdingas grąžas tarp 5–6%.
fiksuoto pajamingumo ir akcijų mišinys, tai yra vidutinės rizikos fondai, visi yra virš 10% grąžos per paskutinius 12 mėnesių. Vėlgi pirmauja šitoje turto klasėje C-Quadrat AIMI fondas, beveik 15% per paskutinius 12 mėnesių arba virš procento kas mėnesį prieaugis sudarė. Na ir mūsų rizikingiausi fondai akcijos natūraliai vyraujant rinkose optimizmui. Mes matome toliau besistebintį naująjį fondą Central European Equity fondą, kuris jau siekia beveik 46% grąžos per 12 mėnesių. Mažai, bet nedaug atsilieka Everano fondas, taip pat investuojantis į Europą, virš 40%, JAF išlieka ties 40% riba. Na ir tradiciškai pasidžiaugiu žaliuoju fondu, tai yra ESG fondo iš mūsų grupės VIG, kurio grąža per paskutinius metus sudarė 12%. Tai tiek iš manęs šiandien. Susitiksime po švenčių, balandžio 4 dieną, 16 val. Tai bus ketvirtadienis, 4 diena, 4 valanda popiet ir 197 kartą.